Labukas. Tai aš kiekvieną dieną gaunu žinutės, kad man ten 700, nežinau dabar, ar svarais gal kažkas įdėjo, o to ten tūkstančius. Bet aš žinau, kad tai yra netiesa ir tokių žinučių daugėja. Ir teko ten to kazino nueiti. Kažkaip tikėjausi kažką laimėti, bet tai nebuvo. Ko tikėjausi, to nebuvo. Na jau, pasakė, ten gausi tiek į tiek, gal 500 kartų pabandymų. Kaip pasakyti, tu tą loteriją žaidži, bet ten jie įkainoti labai mažą vertę. Tai jeigu tu ir laimi kokį didelę sumą, tu negali iškart paimti. Ten turi praeiti savaitę laiko ir dar turėtų žaisti, kol tu gali įsigryninti, kol jie tau atsiunčia į banką. Tai aš pasitau, kad mane apgavo, nes loterijos vertė buvo labai menka, o dar, kad ir laimėjus, negali įsigryninti. Ir netgi atsisakius tos bonusus, kaip pasakyti, premijas, ir tuo atveju negalėjau persivesti pinigų į savo banko sąskaitą. Tai, neikit tikrai kazino jokiais būdais. Jūs ne tik nelaimėsit, bet dar pralaimėsit. Tai dvigubai, trigubai daugiau negu duoda už dyką. Ten aš dabar nuėjus tokius žaidimus, kur tie pinigus moka. Tai irgi tai moka, dar nesu nikart gavus, bet yra tokių, kad tau nieko nemokės. Jau daugmaž atskiriu, kur gali mokėti, kur gali nemokėti. Ir tu bandai žmogelis. Ir daug tų sukčių yra. Vieni sako, kad už tave investuos, dar kiti sako, kad koks siuntinys ateina. Reiškia, nebūkit naivus. Jeigu jokių siuntinio neužsisakėt, reiškia jis neateina. Koks internete mergina ar vyras iš pirmo sykio jau sako myliu. Tu kokia gali būti meilė, jeigu tu to žmogaus nepažįsti. Tai būkit budrus žmonės. Tų sukčių daugėja kiekvieną dieną ir tikrai neleiskit būti apgaunami. Tai toks patarimas iš mano pusės. Ačiū už dėmesį, viso gero. Ate.